Tai sveiki kolegos atvykę į tarptautinį seminarą. Tai šiandien kalbėsim apie sveiko dirvožemio gyvąsias laboratorijas ir šiek tiek aš jums pristatysiu ir projektą Nation, kuriame dalyvauja ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Tai pirmą noriu spėti, kad jūs esate ir filmuojami, ir fotografuojami, ir jūsų atvaizdai bus naudojami reklaminiais tikslais. Tai tikiuosi nieko prieš. Ar sutinkat? Pasirašydami kaip ir turėjot sutikti. Tai iš tikrųjų gal aš pradžiai pradėsiu nuo projekto Nation. Tai projekto Nation pagrindinis tikslas yra skleisti gerąją žinią apie sveiką dirvožemį. Ir vienas pagrindinių turbūt tikslų suburti skirtingas bendruomenes, kurti gyvąsias dirvožemio laboratorijas. Ir projekte šiuo metu dalyvauja daugiau negu 13 šalių. Tai mes Lietuvą atstovaujam ne tik tai Lietuvą, bet atstovaujam ir Latviją bei Estiją. Ir iš tokių įdomesnių šalių tai galite pastebėti, kad yra Tunisas. Tunisas nėra ES narė, bet yra asocijuota, tad tokiuose projektuose taip pat gali dalyvauti. Ir projektas startavo 23 metais ir 23 metais projekto partneriai suorganizavo daugiau negu 50 informacinių renginių. Tai dalis renginių buvo online, dalis renginių buvo gyvi. Tai mes praeitais metais konsultavimo tarnybos darbuotojai taip pat suorganizavom 3 renginius. Tai vienas buvo Lietuvoje, kitas buvo Estijoje, kitas buvo Latvijoje. Tie renginiai buvo gyvi. Ir per 24 metus taip pat planuojama suorganizuoti nemažai renginių, daugiau negu 40 tokių nacionalinių renginių ir bus nemažai tematinių webinarų. Tai tie webinarai bus tiek žemės ūkio tematika, miškininkystės tematika, pramoninio dirvožemio tematika arba urbanistinio miesto dirvožemio tematika. Tai iš tikrųjų, turbūt irgi dar vienas iš pagrindinių projekto tikslų, tai suburiant skirtingas bendruomenės, mokslininkus, ūkininkus, miškininkus, juos paskatinti dalintis inovatyviomis idėjomis, kurios galėtų pagerinti dirvožemio situaciją. Tai iš tikrųjų taip pat projektas yra susijęs su misija Sveikas dirvožemis, taip pat su dirvožemio susitarimu ir iš tikrųjų daug yra tyrimų atlikti ir matoma, kad dabartinė dirvožemio situacija iš tikrųjų yra labai prasta, tai ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Ir ieškoma įvairiausių būdų, kaip tą dirvožemį padaryti sveikesnį, geresnį, tinkamesnį ne tik tai žemės ūkio veiklai, bet ir, nežinau, pavyzdžiui, miesto dirvožemius juos reikėtų ar pramoninius išvalyti ir labiau pritaikyti, tarkim, paprastų žmonių, mūsų paprastų vartotojų interesams, ar ne, kad mes ten galėtume sveikai ir tvarkingai gyventi. Tai iš tikrųjų pastebėta, kad ir ištirta, kad dirvožemiai Europoje iš tikrųjų susiduria su daug skirtingų problemų, tai jie yra nualinti. Ir ne tik tai kalbant apie žemės ūkį, tai siekiama tą dirvožemį sutvarkyti, jį pagerinti ir matoma, kad tai nebus labai paprasta ir labai pareikalaus daug lėšų. Tai milžiniškos lėšos, planuojama, kad tam gali prireikti daugiau negu 50 milijardų eurų per metus, tai čia yra nesveikai didelės sumas. Tai iš tikrųjų yra parengti atitinkami teisės aktai, tai kas susiję būtent su dirvožemiu ir kuriamas ir jau yra dalis sukurta dirvožemio stebėsenos įstatymas, kur irgi yra jo pagrindinis tikslas visoje ES suvienodinti dirvožemio situaciją, susilyginti skirtingus teisės aktus, kad jie supanašėtų visoje Europoje ir kad būtų lengviau pasiekti tą dirvožemio tvarumo klausimą iki 2050 metų. Ir iš principo, kas yra labai svarbu ir būtina paminėti, kad dirvožemį mes privalome stebėti, mes turime žinoti, kokia yra situacija skirtingose šalise ir turi būti sukurta tokia vieninga monitoringo sistema, kur būtų pateikti esminiai duomenys apie dirvožemį ir kad galėtume padaryti tą tikrą Europos žemėlapį ir galėtume pamatyti, kur yra labai problematiška, kur yra mažiau problematiška ir tas probleminės vietas
bendrai imantis įvairiausių iniciatyvų, projektų, tas problematinės vietas tvarkyti. Tai taip pat, kaip ir minėjau, tai tikrai labai bus daug dėmesio skiriama tų būtent užterštų teritorijų stebėsenai, analizėm ir labai reikėtų tikėtis, kad iki tų 2050 metų mūsų dirvožemiai ne tik turėsim žemėlapius, bet bus imtas ir atitinkamų priemonių. Ir irgi labai svarbu paminėti, kad tvarus dirvožemio valdymas tampa ne šiaip kažkokiu tai įsipareigojimu, bet tampa norma ir kad tikrai dedama daug pastangų siekiant surasti sprendimų, kaip tą dirvožemį mūsų prižiūrėti, sveikatinti ir kad tie rezultatai būtų visiems naudingi. Tai jau buvau minėjus apie žalį susitarimą ir apie misiją dirvožemis. Tai misija dirvožemis yra viena iš 5 ES misijų, tai yra labai svarbus dalykas ir reikia labai pasidžiaugti, kad ES skiria būtent dirvožemį tiek daug dėmesio. Ir aš jau prieš tai jums minėjau, kad mes turim pasiekti didelius tikslus iki 2050, bet iš tikrųjų nemaži tikslai yra iki 2030. Tai iš esmės mums belikė tik tai 6 metai ir per tuos 6 metus yra sugalvota nemažai iniciatyvų ir dalį apie jų aš jums papasakosiu. Taip pat turbūt irgi užsiminiau ir apie projektą Nation, kaip pasakau, tai iš esmės tiek dirvožemio misijos, tiek ir projekto iš tikrųjų vienas pagrindinių tikslų padėti Europoje ir ne tik ir asocijuotose šalise sukurti gyvųjų dirvožemio laboratorijų bei švyturių tokį didžiulį tinklą. Ir svarbu paminėti, kad tame tinkle, ta prasme, dėmesys skiriamas ne tik tai žemės ūkio dirvožemių, bet ir miškininkystės, tos pramonės ir kur kažkada buvo gamyklos, arba miesto teritorijos esančių dirvožemių priežiūrai, pritaikymui visuomenės poreikiams. Ir tikrai daug esame diskutavę ir su projekto partneriais ir per susitikimus, kad dirvožemis iš tikrųjų yra turtas. Žemės ūkio mes tikrai suprantam, kad yra vienas pagrindinių elementų ir visada sakom, kad pats ūkininkavimas prasideda nuo dirvožemio. Tai ir taip pat dar yra toks įdomus terminas, kaip kalba apie dirvožemį, tai norima, kad paprasti vartotojai, piliečiai, visuomenės nariai turėtų dirvožemio raštingumą. Tai tiesiog tas raštingumas turbūt būtų paprastai tariant, tai yra tiesiog, kad žmonės suprastų, kas yra dirvožemis, kaip dirvožemis dalyvauja mūsų gyvenime, kaip dirvožemis dalyvauja gamtos daly ir kaip mes galim visi kaip žmonės prisidėti prie tvarumo. Ir turbūt vienas įdomesnių, tokių požiūrių, kad dažnai mes galvojame, kad tam tikrus dalykus turime daryti dėl to, kad yra atitinkami teisės aktai ir atėję jie iš viršaus. Tai reiškia, kad kažkas, susibūrė keli mokslininkai, politiką formuojančias institucijos ir sako, kad dabar bus nuo rytojus šitaip. O iš tikrųjų dabartinis požiūris yra visiškai pasikeitęs ir ES tikrai nori, kad tie pokyčiai prasidėtų ne šiaip savo, ateitų iš apačios, iš mūsų pačių, kad mes patys kaip ir mokslininkai, kaip konsultantai, kaip vartotojai išsakytume mums matomas problemas ir bandytume kažkaip tai susiburti į tam tikrus klasteriukus ir į grupės, kuriuose galėtume įsakę problemas iš karto turėti problemų sprendėjus ir kad tu galėtum tada pajausti tikrą naudą, ne popierinę naudą. Tai iš esmės yra 4 misijos blokai. Tai kas yra svarbu, tai yra vienas svarbiausių misijos blokų yra žinios, duomenys, technologijos ir infrastruktūra. Tai iš esmės tai, ką mes sukuriam, kažkokią aukštesnio lygio informaciją, kažkokius naujus tyrimus, inovacijas, kad tie žmonės, kurie sukuria, gebėtų tą informaciją pritaikyti visuomenės naudai, kad tai neatgultų į stalčių, o turėtų kojas ir darytų kažkokį tai poveikį. Taip pat iš misijos blokų vienas svarbesnių taip pat yra ir gyvosios laboratorijos ir demonstraciniai švyturiai. Tai iš esmės tai ir turėtų būti tų žinių, inovacijų
išbandymo vieta, kur tą, kas sukuri, išbandai ne tik tai moksliniam lygmenį, bet kartu su ūkininkais, miškininkais ar, nežinau, miesto gyventojais ir tai tampa visuomeniai prieinama, ar ne, ką tu sukuri, tai visuomenė reiškia gali ir turi teisę pamatyti. Taip pat, kaip ir prieš tai minėjau, kad labai svarbus yra dirvožemio monitoringas, kad tikrai labai svarbu yra rinkti skirtingą informaciją apie dirvožemį visos Europos mastu. Ir kita dalis, kur labai įsijungia jau ir konsultavimo sistema, ir net žemės ūkio konsultavimo srities darbuotojai, konsultantai yra tie, gali būti gerosios žinios apie sveiką dirvožemį skleidėjai, kurie gali ir savo klientams papasakoti, kaip reikia gerinti dirvožemį, gali tiesiogiai ar ne, gali organizuoti ir turėtų turbūt organizuoti įvairius mokymus ir konsultacijas apie būtent dirvožemio gerinimo tematiką. Taip, tai iš esmės gal aš tiesiog plačiau papasakosiu, kas gali gyvosiose laboratorijose dalyvauti. Tai iš esmės, gal dar apie laboratorijose gali dalyvauti 4 skirtingos grupės, kas yra labai taip kitaip negu kitose projektuose. Iš esmės labai norima, kuomet kūriamos dirvožemio laboratorijos, labai norima, kad visų šitų 4 grupių atstovai būtų partneriai ir būtent jie būtų sujungti į vieną vietą ir tada būtų platesnis vaizdas. Tai iš esmės gali kurti, eiti į konsorciumą, į tą bendrystę ir valstybinio sektoriaus įvairios institucijos, ir viešojo sektoriaus institucijos, mokslo ir mokymo įstaigos, kas dažniausiai būna tie tokie iniciatoriai įvairiausių projektų, kas yra šiek tiek gal neįprastai įprastoje projektų praktikoje, kad kviečiamas dalyvauti ir verslas, nes dažniausiai verslo atstovai įmonės nėra kviečiami, nes daugumai įsivaizduoja dėl to, kad įmonės galbūt nori siekti pelno ar kažko panašaus, bet iš esmės šiuo atveju pelno įmonės kaip ir negaus, bet jos gali išsakyti irgi iš savo pusės problematiką, galbūt ir kažkokius sprendimo būdus ir tai įsilietų į bendrą projekto veiklą. Ir taip pat labai laukiami kaip gyvųjų laboratorijų dalyviai, tai yra tie piliečiai, galutiniai naudos gavėjai, ar ne, kurie galėtų pasakyti, ar sukurta idėja, inovacija yra tikrai tinkama ir yra praktiška ir iš to gali būti reali nauda. Tai iš principo turbūt vienas svarbiausių dalykų, kur dažnai mūsų klausia, kuo skiriasi gyvosios laboratorijos ir švyturiai. Tai iš esmės gyvosios laboratorijos tai yra būtent, kaip ir sakiau, didžiulė grupė skirtingus interesus atstovaujančių partnerių. Tai kaip ir matėt prieš tai mokslas, valstybinės, vyriausybinės institucijos, vartotojai, verslininkai, jie sukuria kažkokią tai pridėtinę vertę, jie kartu bendradarbiauja, identifikuoja problemas ir ieško sprendimo būdų. Ir tuos savo sukurtus sprendimus jie tiesiog, irgi gyvoje laboratorijoje demonstruoja. Ir iš esmės prie gyvosios laboratorijos gali būti prijungtas ir demonstracinis švyturys, kuriame jau realiai jau sukurtas dalykas demonstruojamas ir, pavyzdžiui, nežinau, galime sukurti, pafantazuoti, kad kažkokiame tai didžiuliame ūkyje yra jau panaudotos atitinkamos technologijos arba IT inovacijos. Aišku, čia su dirvožemio sveikatos gerinimu susiję sprendimai. Ir tą, ką sukūrė kolegos, jau viską daro praktiškai ūkį. Ir reiškia, bet kas gali tą ūkį atvažiuoti, gali dalyvauti įvairiuose renginiuose, gali klausti, kaip tos technologijos veikia, kaip jos yra adaptuojamos. Paprastai tariant, turėtų pasidalinti tuo know-how su visuomenė. Tai tikslas, kad tiek gyvosios laboratorijos, tiek švyturiai, jie turi būti atviri visuomeniai, kad tie sukurti dalykai, kaip prieš tai minėjau, neatsigultų į stalčių,
o turėtų kojas ir atneštų realią pridėtinę naudą. Tai mes iš tikrųjų irgi su kolegom tiek Lietuvoje, tiek užsienį diskutavom, kad taip labai yra geras konceptas tos gyvosios laboratorijos ir švyturiai, bet iš esmės norima, kad tai nebūtų tik tai vienos šalies projektas ir net yra ne tik norima, o reikalaujama, kad turėtų projekte gyvasias laboratorijas kurti mažiausiai 3 partneriai iš užsienio šalių, kurie jau klasteriuojasi, renkasi, gali kviestis partnerius ir iš savo šalies, bet 3 šalis mažiausiai turi būti tarptautinės. Tai reiškia, kad tos dirvožemio problemos būtų sprendžiamos ir sprendimai surandami didesniam plotui. Tai jeigu mes dirbam ar ne tarptautinėje grupėje, tai dažnai mes turim ar ne, susiduriam turbūt su kalbos problema, tai kartais mes galim ir nesusišnekėti, tai reiškia, turim turėti kolegų, kurie geba kalbėti ne tik savo gimtąją kalbą, bet ir kitomis. Ir taip pat galima, kuriant tą būtent ir projektinę idėją ir pačią laboratoriją, gali būti iššūkiai su skirtingais suinteresuotų šalių poreikiais, kad jeigu taip paprastai tariant, kad vienas gali labiau į savo pusę antklodę tempti, kitas į kitą ir galiausiai gali kilti tam tikri nesusikalbėjimai ir konfliktai, kas galbūt sutrukdytų pasiekti galutinį tikslą. Taip pat irgi mes diskutavom ir pastebėjom, kad kuomet susitinka skirtingų šalių atstovai ir skirtingos organizacijos, tai dažnai tam tikrus sprendimus priimti irgi yra sunku, nes dažnai vieni kitais kažkodėl tai nepasitikim, galvojam, kad mūsų nuomonė yra svarbesnė negu kitų, tai irgi yra tokius dalykus kuriant labai stipriai reikia pasitikėti vieni kitais ir dėti labai daug pastangų siekiant to bendro gero rezultato. Taip pat jau irgi minėjau, kad tai gali pakišti koją ir skirtingas požiūris į atitinkamą problemą. Galbūt atitinkamos organizacijos gali turėti irgi skirtingus tikslus. Ir taip pat būna, kad čia jau remiantis praeitų metų patirtim, kurios paraiškos galbūt nepraėjo ar ne, tai irgi buvo tai, kad tos problemos iki galo neišgrynintos, nesuderintos su kitais partneriais, nepakalbėta apie praktinius sprendimus, kurie galėtų būti pritaikyti ir panašiai. Ir taip pat mes irgi su partneriais diskutavom, kodėl reikėtų kurti ir kaip tai, kodėl vertėtų kurti jau čia iš vadybinės pusės gyvasias laboratorijas. Įmonėm ir vartotojam ir visiems tai turėtų, gal padėtų semtis įkvėpimo iš kitų pasisemti ne tik įkvėpimo, bet ir kažkokių tai inovacijų ir žinių, ką galėtų pritaikyti savo veikloje. Taip pat tokio tipo projektai irgi paskatina mąstyti šiek tiek nestandartiškai ir ieškoti kažkokių tai nestandartinių sprendimų. Taip pat irgi suvienyje į vieną grupę žmonės, kurie turi bendrus tikslus ir bendrus norus ir kartu susivienyje gali kartu tą pasiekti. Ir žinoma, čia man taip atrodo jau iš mano pusės, kad dalyvaujant tokio tipo projektuose ir ne, gali tikrai surasti bendraminčių ir ateities partnerių tolimesnėm projektiniam veiklom. Tai iš esmės, kaip paveikslėlyje matot, kad labai svarbu, kuriant gyvąją laboratoriją, tas daugia partneriškumas, nežinau, ir toks lietuviškas žodis yra, bet ta prasme, kad labai svarbu turėti kuo daugiau skirtingų partnerių, kad būtų įmanoma surasti būtent tos dirvožemio problemos sprendinius, ar ne? tą pačią problemą pabandyti pasižiūrėti iš skirtingų pusių. Ir galbūt, nežinau, mokslininkai mato tos problemos sprendimą vienaip, bet pavyzdžiui, ūkininkai ir negali sakyti, nu tai mums gal čia nėra problema. Ir tada turėtų būti kažkoks tai bendras susitarimas, kad tikrai įsigryninti tai, kas yra problematiška ir kartu tas problemas realiai išspręsti. Ir čia paveikslėlyje matosi toksai, laboratorijų toks
tinkliukas, galima pasakyti, ir iš esmės, kad viename projekte, ar ne, kuomet aplikuoja konsorciumas, tai turi būti sukurta ne mažiau 4-5 gyvosios laboratorijos ir tose gyvosiose laboratorijose turi išsipumpuruoti nuo 10 iki 20 eksperimentinių vietų. Tai reiškia, kad sukuriam mes kažkokias tai idėjas ir mes jas bandom kažkur tai ar ūkyje, ar miške, ar mieste, ar kažkiam po industriniam dirvožemį kažkokiose taškuose skirtingose išsibandyti. Tai prasitestuoti ir paskui tas, kas tampa realybė, turėtų tapti švyturiais, demonstraciniais švyturiais. Tai jau demonstruojam tą, ką mes jau esam sukūrę. Tai va, čia matote, kaip čia jie gali apsijungti, čia kaip visos tos laboratorijos susivaikšto. Ir iš tikrųjų gyvosios laboratorijos gali orientuotis į tą patį tikslą, bet gali apimti skirtingus žemės naudojimo tipus. Tai aš kaip ir pabrėžiau prieš tai, gali būti žemės ūkio žemė, gali būti miškų žemė, gali būti mieste esantis dirvožemis arba po pramoninis dirvožemis. Ir kitas gali būti variantas gyvosios laboratorijos, kad galima orientuotis į skirtingus tikslus, bet dirbti su ta pačia žeme. Tai reiškia, pavyzdys, kad skirtingi tikslai, bet dirbama tik tai, tarkim, su miškininkystė. Taip, tai iš esmės, aš biškį prašoksiu, ką yra labai svarbu pabrėžti, kad vis tiek norima spręsti aukštesnius tikslus ir norima, kad į dirvožemio situaciją nežiūrėtume tik tai iš savo pusės ar ne iš to nacionalinės pusės, bet siekiama, kad projekte dalyvaujantys žmonės, dalyviai pasižiūrėtų į regiono arba superregiono problematiką, nes ir pabandyti surasti, kokios problemos vienyje būtent tą regioną, ar ne? Ir pasidaryti turbūt kažkokį žemėlapiuką, kad ten, nežinau, erozija, ten kažkur dykumėjimas ar kažkas, ir susidėlioti taškus ir pagalvoti, kaip juos sujungti. Tai čia kaip pavyzdys, kad matot, yra skirtingi partneriai, demonstracinės vietos skirtingos, ir švyturiai gali išeiti patys iš gyvosios laboratorijos konteksto. Jie gali egzistuoti kaip vienas vienetas, nebūtinai pririštas su gyvąja laboratorija. Čia šiek tiek pas mane lėtai. Tai kaip ir minėjau, kad dar labai svarbu būtent kuriant gyvąsias laboratorijas pamastyti, kad ta laboratorija turėtų išspręsti ne vieną misijos dirvožemis tikslą, tai kuo daugiau tikslų ir problemų spręstų gyvoji dirvožemio laboratorija, to didesnė tikimybė, kad partneriai teikiantis paraišką galėtų gauti tą paramą, būtent įsteigiant gyvąsias laboratorijas ir švyturius. Aš kaip pavyzdį uždėjau, kad, tarkim, tos temos gali jos koreliuoti. Tai va, irgi dar kartą pabrėžiu, kad labai svarbu turėti tą daugiapartneriškumo aspektą, nes tai yra pats turbūt svarbiausias. Ir iš tikrųjų aš jau minėjau, kad praeitais metais Nation projektas darė daugybę renginių, tai tų renginių išdava buvo paskatinti kuo daugiau skirtingų šalių atstovų burtis ir teikti paraiškas. Tai iš tikrųjų paraiškų buvo praeitais metais pateikta, dabar bijau pameluoti, 45, jo, 44 kolegė pataisė. Tai 44 ir labai mažai iš jų buvo finansuotos, tai iš esmės yra normalu, nes biudžetas, kad ir didelis, bet didelės sumos yra skiriamos būtent vienam projektui, kuris apima daug skirtingų partnerių. Tai kas iš tikrųjų labai taip grubiai tariant, kas pastebėta buvo po paraiškų vertinimo, tai kad
tam tikrose paraiškose labai akivaizdžiai jautėsi, kad nebuvo suformuluotos konkrečios idėjos. Tiesiog, jos gan abstrakčios ir nebuvo nukreiptos, nežinau, į labai konkretų misijos tikslą, kur prieš tai minėjau. Kai kur buvo labai daug idėjų, kurios irgi nebuvo privestos prie galutinių rezultatų. Ir tai kaip ir mes visada sakom, kad geriau gal pasirinkti kelis misijos tikslus, dėti daugiau pastangų juos prie jų idėjas, daugiau įdėti konkrečias idėjas ir sprendimo būdus ir tikrai netempti antklodės į savo pusę, galvoti labiau apie regioną, apie Europos dirvožemį, kad tas idėjos būtų labiau pritaikomos, nes tikrai iš esmės, jeigu žiūrėtume, tarkim, į kokį Baltijos šalių dirvožemį, tai vis tiek per maža teritorija, tai turėtų būti galvojama, tarkim, apie Skandinaviją galbūt, arba Lenkiją. Ta prasme, tos šalis, kurios yra didelės ir galbūt šiek tiek panašios ir į mūsų šalis. Tai iš esmės, iš tikrųjų, praeitais metais daugiausia paraiškų buvo iš žemės ūkio ir pirmaujantis tie, kurie daugiausia partnerių susirado, įrašė paraiškas, tai buvo ispanai, italai ir danai, berods, jeigu neklystu, tai Skandinavijos dalis. Tai iš esmės, kas dabar šiek tiek šitame etape gali skirtis, kad čia, negaliu pasakyti, kad tai labai oficiali informacija, bet kiek yra kalbama, kad šiuo etapu, 24 metų etapu, yra didesnė tikimybė, kad gyvosios laboratorijos su švyturiais, tos idėjos gyvųjų laboratorijų švyturių gali būti labiau finansuojamos būtent Baltijos šalių, Lenkijos, dabar galvoju, gal šiek tiek ten ir kelių pietų šalių, tų, kur buvo mažiausiai paraiškų, kur vis tiek norisi, kad tų laboratorijų būtų kuo daugiau ir kuo didesnė teritorija jos būtų padengusios. Ir idėjos su žemės ūkiu gal šiek tiek sunkiau eitų, niekas nesako, kad tos žemės ūkio dirvožemio situacija automatiškai yra gera ir tos praeitų metų idėjos čia visą Europą iš karto sutvarkys, bet vis tiek statistiškai manoma, kad šiais metais turbūt gal būtų didesnė tikimybė, kad paramą galėtų gauti organizacijos, įmonės susiklasteriavusios ir sprendžiančios miškininkystės tematiką, taip pat pramonės dirvožemio arba miestų dirvožemio. Miestų dirvožemiai šiek tiek vėliau parodys, yra dar atskiras šaukimas, ten yra mažiau lėšų ir nedaug ten gali kas praeit, bet iš principo mato, kad sujudimas iš tikrųjų žemės ūkio yra didelis, matosi, kad Europoje tikrai yra stiprios įvairios organizacijos ir mokslo, ir konsultavimo, ir verslo, kurios tikrai labai rūpinasi būtent žemės ūkio dirvožemį. Tai vat. Tai irgi prieš tai minėjau, kad labai yra svarbu tas teritorijos, kuo didesnė teritorija ta problema turėtų spręsti, tai irgi turėtų būti kuo daugiau partnerių iš skirtingų šalių ir būtent, kad galėtų tie metodai ir sprendimai didesnės teritorijos dirvožemį pagerinti. Tai va, tai iš esmės jau yra nemažai gyvųjų laboratorijų sukurta visoje Europoje ir ne tik Europoje, bet iš esmės, ką noriu pabrėžti, kur matot žemėlapį, tai tikrai nėra viskas, kas susijęs su sveiku dirvožemiu. Tai iš esmės tų gyvųjų laboratorijų konceptas yra pritaikomas ir skirtingose priemonėse ir ta idėja matyt yra tikrai vertinga ir naudinga, kad toliau yra plėtojama ir finansuojama. Tai dar kartą noriu priminti, kad čia šiandien turbūt kartau kokius 5-6 kartus, kad gyvosios dirvožemio laboratorijos gali būti apimančios skirtingą dirvožemį, tai žemės ūkio, miškų, miestų ir pramonės. Ir aš jums čia tokį trumpai papasakosiu vieną pavyzdį, tai vienos gyvosios laboratorijos pavyzdį,
kurio aš pati buvau, tai apie kitas gal sunkiau pasakoti, nes tai yra tik tai, na, žinot, paskaitom ir dingsta, bet iš esmės praeitais metais mes lankėmės Serbijoje, ten buvo visų partnerių susitikimas ir vienas iš susitikimo tikslų buvo aplankyti gyvąją laboratoriją, nes dauguma nebuvo praktiškai susidūrę, tai iš esmės lankėmės Bioscience institute, kurie sukūrė gyvąją laboratoriją, tokį skaitmeninį kaimelį, kuriame buvo apjungti ir ūkininkai, ir įmonės, ir tie galutiniai vartotojai. Ir iš esmės buvo toks pagrindas, toks čia sprendimas buvo IT viską skaitmenizuoti nuo produkcijos, gamybos iki nuėjimo iki vartotojo. Tai galutinis produktas buvo sukurta tokia elektroninė platforma, kurioje galėjo žmonės matyti, kaip kas buvo pagaminta ir nusipirkti tiesiogiai iš gamintojų. Tai aišku, tenai dar yra ateityje nemažai planų, dar sudėti viską, ten robotizuoti, gamyboje naudoti ir robotus, kurios kuria būtent Bioscience institute. Tai iš esmės dabar yra toks, na, Serbija atrodo labai toli ir mums netrodo, kad tai būtų kažkokia inovacijų šalis, bet kaip be būtų keista, Bioscience institutas yra vienas pirmaujančių ir robotizacijų, ir skaitmenizacijos produktų kūrime ir tikrai žinau, kad jie bendradarbiauja ir su atitinkamom Lietuvos įmonėm ir ne tik tai projektų kontekste, bet jau ir komerciniai veikloje. Tai iš esmės, kai jie pasako, kad tikrai nebuvo paprasta, tai sunkiausia turbūt buvo prisitraukti būtent ūkininkus, nes tai vis tiek žmonės naujovių bijo, ypač inovacijų. Ir turbūt pagrindinis dalykas, kas privedė prie to produkto sukūrimo, tai IT mokymai būtent to projekto, tos laboratorijos dalyviam, tai kad pirmą tu supranti, kaip viskas vyksta ir nebeatrodo viskas labai baisu. Tai tada dar prašoksiu. Ir dar labai įdomus dalykas, kad, kaip ir minėjau, kad praeitais metais buvo nemažai paraiškų, bet nebuvo su poindustrinių teritorijų arba urbanistinių teritorijų dirvožemių jokios šiaip paraiškos. Tai automatiškai tam tos problemos niekaip nepavyko spręsti. Tai čia kaip toks mini pavyzdys, kad kaip turėtų, bandėm sudėti vieną vietą, kaip turėtų čia viskas vykti, būtent ir buvo idėja miesto sodai. Tai iš esmės kokios suinteresuotos šalis turi veikti, kad būtų pasiektas rezultatas. Tai iš tikrųjų pačiam viršų yra piliečiai, tai dėl to, kad yra turbūt esminis segmentas, kurių lūkesčiai turėtų būti patenkinti. Ir toliau jau eina, kas labai svarbu, teisės aktai, nes teisės aktai dažnai apriboja įvairias veiklas. Paskui susitarimas su žemės valdytojais ir paskui jau ateina idėjos su miesto planuotojais ir architektais. Taip, ir ką noriu dabar jums papasakot, labai taip trumpai. Tai iš esmės iki spalio 8 dienos yra renkamos paraiškos gyvosiams laboratorijoms kurti ir steigti. Tai iš esmės turbūt pati pradžia turėti idėją, tada susigalvoti ir bandyti susirasti partnerius, kurie turbūt būtų suinteresuoti tas jūsų sukurtas problemas spręsti. Ir šiek tiek dar noriu pasakyti apie finansavimą. Tai iš esmės finansavimas atrodo labai daug, ar ne, 36 milijonai pinigų. Tai yra labai didelė suma, bet maksimali projekto suma yra 12 milijonų. Tai iš esmės nereikia būti labai dideliems matematikams, kad suprastume, kad tų paraiškų nebus labai daug patvirtinta. Tai iš esmės, čia kalbant apie gyvojo sveiko dirvožemį, ar ne, čia kur tas platesnis.
kas susijęs ir su miškais, ir su žemės ūkiu. Ir kaip prieš tai minėjau, kad didesnis dėmesys būtent miestų dirvožemių, ir tai reiškia, yra įskirtas tas jau atskiras šaukimas, kuris irgi iki spalio 8, tai yra paramos suma 12 milijonų. Tai yra tikrai nėra daug. Ir iš esmės turbūt ta projektų greičiausiai bus ne vienas, o dalinsi į atskirus gabalėlius, bet pinigų tikrai nėra daug. Ir ką dar labai svarbu turbūt paminėti, kad vienai paraiškai turi būti, ta prasme, sukurta ne mažiau 4 arba ne mažiau turbūt 5 gyvųjų laboratorijų. Tai yra vienas svarbiausių vertinimo kriterijų. Ir aišku, turi būti ir partneriai turi būti arba iš ES šalių, arba iš asocijuotų šalių, kaip prieš tai minėjau, Tunisas ir dar kažkas. Ir iš esmės turbūt vienas svarbiausių nation dalykų, čia mano asmeninė nuomonė, ir turbūt ir partneriai visi sutiktų, kad Nation yra sukūrę matchmaking platformą, tai turbūt leisiu savo pajuokauti, projektų Tinderis. Tai iš esmės yra tokia platforma, kur žmonės, institucijos registruojasi iš įvairiausių šalių. Jie ieško partnerių, su kuriais galėtų įgyvendinti savo idėjas. Aišku, jie gali pasirinkti, ar jie nori būti, tarkim, tas paraiškos lyderis ir su savo idėja bandyti prilipdyti visus. Arba gali registruotis jau iš karto kaip partneris, kuris nori prie kažko prisijungti. Tai šiuo metu yra prisiregistravę daugiau negu 600 skirtingų žmonių iš skirtingų organizacijų, iš visos Europos ir ne tik. Ir esant poreikiui, Nation projekto partneriai organizuoja tas matchmaking sesijas, kur suveda skirtingus partnerius ir jiems padeda surasti bendradarbiavimo tikslus. Tai yra atitinkama metodika ir tie partneriai arba susitinka, arba sutampa jų požiūris į tą problemą arba ne. Ir taip gali keistis. Ir šiuo metu visą birželį yra numatyta nemažai tų sesijų, nemažai ir webinarų. Tai tie visi webinarai ir sesijos yra Nation puslapyje, tai tikrai, jeigu turit noro ir laiko, tikrai galite prisijungti ir pasižiūrėti. Ir taip pat dar vienas svarbesnių dalykų, kad Nation projekto partneriai yra paruošę mentorius visoje Europoje. Tai reiškia tie žmonės, kurie ne tik tai padeda įsigryninti idėjas, bet padeda parengti paraišką, ne už juos, bet padeda pasižiūrėti atitinkamas vietas, kas galbūt į temą, o kas galbūt ne į temą. Tai Lietuvoje mes taip pat turim žmonės, kurie testuoja dirba, ir tikrai mūsų viena iš kolegių iš Lamso, tai jinai labai ten mėgiama, giriama visų, kur sakė, kad labai tikrai padeda. Tai va, tai kaip ir Lina teisi, ir aš minėjau, kad labai reikia turėti, ta prasme, tą idėją, kuri būtų labiau pritaikoma tarptautiniu mastu, tai tikrai netempti antklodį į savo pusę, o galvoti, kad, nežinau, didesniai teritorijoje tos problemos būtų sprendžiamas. Nes iš esmės, turbūt jeigu pasimtume dirvožemio žemėlapius, tikrai rastume kažkokių tai tikrai panašių problematikų. Nežinau, mūsų atveju turbūt Baltijos regionas, plus Lenkija ir ten dar kažkas, arba Skandinavija prisijungti, nes tikrai teko bendrauti ir neseniai ir su švedais, ir jie irgi labai ieško partnerių būtent ir iš mūsų regiono, ir iš, tarkim, ir Lenkija kartu jau priskiria prie to paties, nes mato, kad yra kažkokių panašumų, bet švedai labiau orientuojasi į miškus. Tai jiems labai, kadangi Skandinavija tokia turtinga miškais, ir jie mums jau seniau sakė, kad jūs mus ten pasikvieskit, mes jūs pasikviesim, nes tikrai mato kažkokių tai bendrinių dalykų ir ieškotų kartu bendrinių kažkokių tai sprendimų. Tai va, tai kaip ir minėjau, matchmaking toj platformai, tai irgi praktiškai labai mažai partnerių, ne partnerių, mažai institucijų, kurios norėtų būti lyderiais, tai ten praktiškai 95% yra, kurie nori būti partneriais, bet iš esmės iš tikrųjų
turbūt mums pliusas kaip konsultavimo tarnybai, kuomet mes esam šito projekto dalyviai ir esam tos gerosios žinios nešėjais, tai pas mus irgi kreipiasi tiesiogiai jau žinodami, kad ieško Lietuvoje arba Baltijos šalyse, kad ieško partnerių, tai tiesiog ir per mus ieško, mes tengiamės irgi savo nuožiūrą padėti ir praeitais metais gal buvo šiek tiek daugiau tokių pasiūlymų kažkur jungtis, arba paskleisti idėją, daugiau šiek tiek, šiemet gal buvo tik tai kelios iniciatyvos, bet aš manau, kad čia tas konceptas yra dar tik tai įsivažiuojantis dalykas, kai tu dar nelabai gerai žinai, kaip viskas veikia, su kuo viskas valgoma, tai sunkiau suprasti ir naudą, tai turbūt ateityje, kada žmonės pamatys naudą ar ne, tuomet turbūt klaida bus didesnė, daugiau bus laboratorijų ir visi galėsim apsilankyti. Lietuvoje kol kas kaip ir nelabai dar turim kur. Nes italai, ispanai, tenai turbūt irgi seniau turėjo tas idėjas, kurias tiesiog įvilko iš šito projekto, šito šaukimo rūbelius ir labiau buvo išdirbę, nes iš tikrųjų, irgi kas pastebėta ir praeitais metais, kad pakankamai buvo mažai laiko, nes ir daugiau to buvo viešinimo, daug kas nesuprato to koncepto ir tos paraiškos buvo rengiamos beveik paskutintą naktį, tai ir žinot, kaip ir studentai, paskutintą naktį ne visada rezultatai būna teigiami. Šiaip labai, man atrodo, tokia sveikintina idėja, bet kas irgi pastebėta, kad labai sunku pritraukti tas tokias, nežinau, gal savivaldos institucijas ir bendruomenės, nes irgi jiems atrodo taip pakankamai sudėtinga. Vis tiek toks konceptas neįprastas ir turbūt kitokių partnerių neturi, tai labai sunku numatyti, ko galimai galėtų norėti, pavyzdžiui, Eugenijus savo šalčininkose. Tai tas pats iš tikrųjų ir tas post-industrial, tas pramoninis, kur ten buvo kažkada gamyklos ar dar kažkas, irgi reikia, nesinori, kad ten būtų plynės kažkokios ir kad jis būtų išvalytas arba sugalvota kažkaip jį ten kitaip sutvarkyti ir pritaikyti, nes jūs irgi labai teisingai pastebėjot, kad miestai plečiasi gyvenvietės ir netgi ir mūsų mieste Kėdainiuose yra jau, kur seniau buvo, dabar galvoju, Odų gamykla, tai ten gyvenamasis kvartalas, ten irgi privežta Bet galim pasidžiaugti, kadangi čia vis tiek daugiau yra žemės ūkio atstovų, ar ne, tai kad žemės ūkio dirvožemis yra tas on top, kad žmonės ir institucijos sąmoningėja ir dedamos yra pastangos, kad ta situacija būtų gera, nors šiaip nėra turbūt pati baisiausia. Thank you.